Ateina susipažinti su automobilių muzieju. Čia eksponuojama virš 100 eksponatų. Koks turi būti automobilis, kad jis atitiktų muziejaus formatą? O būtent ką jūs čia matote, visus tos ornamentus, valcavimo linijas padarytas. Vienas iš prabangiausių tuometinių automobilių gamintojų, kuris konkuravo su Cadillacu ir kitais. Iš kurios pusės be pasižiūrėtumėm, iš kiekvieno kampo jis yra žvėriškai dailus.